Sveiki, mano vardas Ieva Saldauskaitė, esu architektė ir tuo pačiu Vaikų architektūros fondo narė, savanorė. Tai architektūros vaikų fondas yra architektūros fondo dalis ir mes koncentruojamės į vaikų edukaciją ir kuriame programas vaikams apie aplinkos pažinimą ir kūrimą. Tai keliaujančios architektūros dirbtuvės yra tai yra mūsų didžiausias projektas iki šiol. Jis vyko prieš 2 metus vasarą. Ir jo metu su savanorių komandomis aplankėme 16 miestelių Lietuvos regionuose. Tai yra mažieji Lietuvos miesteliai. Ir kiekviename miestelėje vykdavo komanda savanorių. Turėdavom autobusiuką, palapinę, kurioje vykdavo darbas lietaus metu. Ir autobusiukė būdavo medžiagos ir pagrindiniai įrankiai. Atvykę į miestelį mes turėjom jau surinktą vaikų komandą, su kuria susipažindavom su miesteliu kartu. Tai apeidavom visas jų rūpimas vietas, kuriems patinka būti, kur nepatinka būti, jie supažindindavo su savo realybė. Ir tada susėsdavom kurti projektų. Tai pagrindinis principas, kad mes laukiame iš vaikų, jų minčių, jų nuomonių, jų pasiūlymų, ką jie norėtų matyti savo miestelyje. Nes realybė tokia, kad miesteliai, dabar tie mažieji miesteliai yra labai, kaip čia, trūksta veiklų, trūksta jaunimui, kur pasireikšti ir ką veikti ypatingai vasarą. Todėl projektas buvo koncentruotas į tai. Ir ekskursijų metu išsirinkdama vietą, po to galvodama projektus. Jų detalizacija priklausydavo nuo mūsų kaip architektų arba šiaip vyresnių žmonių, nes norėdavosi, kad jis tuo pačiu būtų ir estetiškas. Tai siekime, kad jis gražiai atrodytų ir ilgai išliktų įmanomai. Taigi tada prasidėdavo darbas, laukiamiausia vaikų dalis, nes jiems tie visi projektų galvojimai, jiems taip mistika biški ir jie norėdavo kuo greičiau pulti ir kažką daryti. Tai darbo metu labai dažnai prisijungdavo ir vietos bendruomenė, tai yra jų tėvai, kažkokie kaimynai, praeiviai ir jie domėdavosi, ką mes darom. Taigi vaikams leidome daryti viską, tai yra įrankiai, medžiagos, dažai, tai yra viskas, ką jie nori daryti, ką jie sugeba daryti, tai tą jie ir galėjo daryti. Žinoma, jeigu įrankiai yra grubesni, tai kaip pjūklai grąžtai, mes stengiamės prižiūrėti, instruktuoti apie darbus ir prižiūrėti. Tai viskas čia, aišku, buvo sekama, čia pilna žmonių, tik tai gal taip atrodo, kad čia jie daro, ką nori. Iš tiesų viskas būdavo labai aiškiai pasidalinta grupėmis, kuri projekto dalis bus įvykdyta, kurios grupės pagal pajėgumus. Tai vaikai darė viską, tiek atnaujino aplinką, kūrė naujas vietas arba atgaivino senas vietas, kurios iki šiol buvo pamirštos. Tai medžiagos buvo naudojamos tiek senos, tai yra panaudoti kažkokie baldai, nebenaudingi, arba prisipirkdavom arba naujų medžiagų, arba pasikreipdavom į vietinės lentpjūves, kurios turėdavo labai dažnai medžio atliekų, kurios mums ir buvo pagrindinė statybinė medžiaga. Tai darbas vykdavo 3 dienas kiekviename miestelėje. Komandos skyrėsi, nes savanorių komanda būdavo formuojama vienam miesteliui. Pabaigus projektą, jis būdavo pristatomas miestelio bendruomeniai. Tai irgi nuo to projekto priklauso, kaip tas buvo pristatymas. Šiuo atveju tai čia vyko, kadangi buvo įkurtas skateparkas, tai vaikai tiesiog naudojosi juo, bandė jį ir kitus supažindino. Kartais tiesiog vaikai pagrodavo akordeonu arba kaimelis pakviesdavo savo kapelą. Tai nuo įprastinės realizacijos objekto, tai yra skiriasi šis projektas tuo, kad jis buvo įvykdytas bendruomenės iniciatyva ir estetika buvo nebe vieno žmogaus nuspręsta, o jinai vyko natūraliai kuriant procese. Autorystė buvo horizontali, tai yra jinai priklausė visiems, o ne vienam, kuris tai įvykdė. Procesas truko daug greičiau, dienomis, 3 dienos vietoj ilgo proceso, jeigu jis būtų nuleistas iš aukščiau. Taip pat kūrybos džiaugsmas buvo individualus. Tai yra buvo visuotinis, o ne individualus, kai visi kartu kuria. Kaina, žinoma, buvo daug pigesnė, daug geresnė, negu tai būtų įvykdyta kažkokiais konkurso principu. Derinimo su institucijom taipogi nebuvo. Vieta buvo pasirinkta pagal vaikų norus, pagal tai, kur jie leidžia laiką ir ką jie mato, kokią prasmę tenai padaryti. Žinoma, mes kaip profesionalai siekiame, kad
kad tos vietos būtų tikrai naudingos ir galbūt netgi dažniau atrastos senos, pamirštos vietos, o ne tiek naujai dirbtinai sukūriamos naujos. Žinutė bendruomenėms per šį projektą atėjo tokia, kad ne man duoda, o aš duodu. Ir labai lengva sėdėti ir niurzgėti ir sakyti, o savivaldybė nieko nedaro, meras nieko nedaro, bet iš tiesų tai reikia visai nedaug, kad tu galėtum pats paimti tą pjūklą, kažkokį įrankį ir patvarkyti, patobulinti savo aplinką. Tai miestelio viešoji erdvė dažniausiai ir būdavo ta erdvė, kurioje būdavo kuriami projektai. Ir jie buvo kuriami savo, tai yra vaikams. Vaikai pagalvodavo ir apie kitus, sakydavo, pavyzdžiui, seneliams nėra kur laukti autobuso, mums reikia pastatyti autobuso stotelę. Arba kitiems, tarkim, neįgaliems, jeigu tokiu būdavo. Projekto metu dėmesys buvo kiekvienam vaikui. Tai yra žinutė, kad tu irgi esi svarbus ir tavo mintys mums yra svarbios. Mes tau padėsime jas padaryti. Ir jeigu ateidavo paauglių, kurie iš pradžių stebėdavo iš šalies ir lyg ir taip nenorėdavo įsitraukti, po kurio laiko, tarkim, mes jų neatstumėm ir sakom, okei, tu nenori dirbti, pasėdėk, pažiūrėk. Bet jau antrą dieną jie ateidavo anksčiau ir įsijungdavo labai stipriai ir būdavo labai stipri paspirtis. Tai pavyko mums įtraukti ir paauglius. Mes matom vaikus kaip kad tai yra tas būdas, kaip perduoti impulsą bendruomenėms. Tai yra, vaikai yra smalsūs, žingeidūs ir per tai jie darydami saugo tą savo po to sukurtą objektą, saugo savo aplinką ir tai ateina žinutė ir tėvams, jie mato, kaip jų vaikai dirba ir supranta, kad iš tiesų tai yra labai paprasta. Atliekos kažkokios, minimaliai naujų medžiagų, tvirtinimo elementų ir gali gautis naudojama, jauki ir smagi vieta savo miestelėje. Architektūra, tai vėlgi, kaip mes sakom, tai nėra tik gražūs pastatai ar atnaujintos aikštės, bet tai yra ir erdvės tarp tų pastatų, tai yra aikštelės, tai yra takas iki upės, tai yra žaidimų aikštelės. Ir tai yra taip pat svarbu. Kodėl, tarkim, uždarom savo kiemo vartus ir sakom, šitą gatvę niekas jos nesutvarkė, bet galima ateiti ir mes ją sutvarkyti. Tai miestiečių, tų kaimiečių šiuo atveju įgalinimas, parodymas, kad tai iš tiesų yra jūsų ta vieta ir mes atvažiavę iš Vilniaus šiuo atveju, mes jums padedame ją tvarkyti tiesiog. Tai jūs patys galite susiorganizuoti ir patys padaryti taip pat viską. Ir neformalų santykiai mes pastebėjom, kad labai padeda pasiekti tą bendruomenę, nes mes atvažiuojam, žaidžiam, kuriam, darom, ieškom medžiagų, būna tiesiog labai įtemptas darbas ir labai daug veiklų, bet bendruomenė gauna žinutę, kažkas vyksta. Ir visa ši architektūra yra spontaniška architektūra. Tai jinai mums kaip profesionalams irgi duoda tam tikrų minčių, nes tu atvyksti be išankstinių minčių, tu turi vaikų grupę ir tau reikia sukurti kažką dabar, čia, iš to, kas yra. Ir tai yra labai, labai greitas minčių lietus ir jis kaip įgalina priimti ir greitai sprendimus. Ir savanoriams tai yra labai didelė patirtis. Ir mūsų žinutė šiame projekte yra tai, kad mūsų tikslas yra aktyvus pilietis, o ne architektas. Ta prasme, architektų yra labai daug, mes tikrai nevažiuojam jų tenai agituoti stoti į architektūrą, bet mes sakom, kad svarbiausia yra aktyvus, atsakingas pilietis, darantis dalykus ir pats savo kuriantis savo aplinką ir tuo pačiu prisiemantis už tai atsakomybę. Tai šiame projekte iš viso dalyvavo 354 vaikai, 16 Lietuvos miestelių ir savanorių komandos buvo iš architektų ir ne tik, tai yra mokytojų, programuotojų ir daugybės kitų. Jų buvo virš 70 ir daugiausia pavyko aplankyti vienam savanoriui, tai yra 5 miestelius. Nes supraskit, kad tai yra labai intensyvus 3 dienų darbas nuo ryto iki vakaro. Tai, nežinau, tai čia tokia ir yra mintis, kad mes galim padaryti viską ir nieko nereikia laukti.